Mano klausimas tiktų užsienio reikalų ministrui, bet kadangi jo nėra, tai tikiuosi, kaip visada, iniciatyvos imsis premjerė. Agresyvi karo retorika, kurią jūsų partija pasirinko kaip rinkimų strategija, jau atneša liūdnų vaisių. Vos ne tuos pačius žodžius, kokius vartoja jūsų partijos lyderiai ir jūs pati, pradėjo vartoti Aleksandras Lukašenka, tiesa, kalbėdamas apie grėsmę, kurią Baltarusijai neva kelia Lietuva. Jau net ekspertai pastebi, kad Lietuvos įvaizdis pasaulyje, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, yra prastesnis, verslas vengia investuoti, o baimės skatinimas mūsų valstybėje labiausiai yra naudingas Putinui ir Lukašenkai. Todėl šiandien šioje salėje, kai yra minimas Lietuvos narystės NATO 20-metis, norisi jūsų paklausti, kaip jūs jaučiatės, kai jūs pradeda kopijuoti tokie žmonės, o jūs patys darote jiems paslaugą, sėdami baimę Lietuvoje. Ir kiek ilgai dar ruošiatės gąsdinti ir kelti įtampas Lietuvos gyventojams dėl savo tokių siaurų politinių ambicijų. Ačiū už klausimą, nors tai veikiau yra politinis pareiškimas nei klausimas ir jūs turbūt pasakytumėt, tuomet pratęsdamas savo mintis, kad tas pačias baimės kažkaip konservatorių interesams tarnaudami skelbia kitų valstybių kariuomenių vadai, krašto apsaugos ministrai. O kodėl jūs išeinate, kai aš atsakinėju jums į klausimą? Aš suprantu, kad jums nereikia atsakymo į klausimą, tai aš čia ir pabaigsiu. Aš laikau tai pareiškimu ir nematau reikalo komentuoti ekspertų, kurių jūs neįvardijo. Jeigu ne krepšinis, apie Lietuvą pasaulyje dominuotų vien negatyvus įvaizdis, kad esame nedraugiška migrantams šalis, nesaugioje Rusijos kaiminystėje. Latvijos ir Estijos įvaizdis geresnis, nors grėsmės tos pačios. Konservatorių lyderiai vis labiau kritikuojami, kad perlenkia lazdą, kalbėdami, pabrėždami grėsmės, o ne veiksmus, kaip stipriname saugumą. Nuo jų grasinimų pažėrė ir Lukašenka. Ekspertai sako, kad dabar Putinui su Lukašenka ypač lengva sėti baimę Lietuvoje, kai baimę skatina ir pačios Lietuvos vadovai. Tęsia Gedas Alyga. Pasisodinęs ant kelių šuniuką, Baltarusių diktatorius Lukašenka savo kariškių klausė, ar jie pasirengę žygiuoti į Lenkiją, Lietuvą, užimti Suvalkų koridorių, sujungti Baltarusiją su Karaliaučiumi. Gaila, kad jie taip elgėsi, bet dabar tau reikės priešintis Baltijos Respublikoms ir daliai Lenkijos. Ten nedidelė dalis. Šiaurinė dalis taip, šiaurės vakarų. Esi įsitikinęs, kad šios teritorijos fronto linijoje tavo kariškiai atsilaikys? Tai, kas numatyta jūsų nurodymuose, ką įsakė gynybos ministras, pasirengimo sustiprinti rajonus rėmose, mes ne tik išeiname į poligoną ir į mokymų teritoriją, bet ir į realias teritorijas. NATO žvalgyba sako, dabar nei Rusija, nei tuo labiau Baltarusija nepajėgios stoti prieš NATO. Grasinimais Lukašenka gali siekti kelių tikslų – įbauginti ne tik lietuvius su lenkais, bet ir baltarusius, neva tai NATO kaimynės agresyvios. Taip pat Lukašenkai reikia parodyti, kad jis kažką daro, kai Baltarusija vis labiau smaugia sankcijos, šalis priklausoma nuo Rusijos, o gąsdinti lietuvius dabar nesunku. Ir sociologai ir psichologai sako, kad jaučia labai padidėjusi visuomenės nerimą. Kad perlenkia lazdą, kritikuojami konservatorių lyderiai, ypač sugriežtinę toną praėjusių metų gale. Ar mes suprantam, kad Lietuvai potencialiai kyla egzistencinės grėsmės? Viena yra kalbėti apie grėsmės, kita yra apie grėsmės kalbėti, siejant baimę ir nerimą. Jei ne krepšinis ir išskirtinai Jonas Valančiūnas, apie Lietuvą pasaulyje dominuotų neigiamas įvaizdis. Arba negatyvios temos, arba toks dominavimas lyderystė geopolitinėje temoje. Tačiau šiuo metu mes nekontroliuojame tokios kaip valstybės, kuri yra tinkama keliauti. Išanalizuota, ką apie Baltijos šalis rašo pasaulio žiniasklaida ir ko dažniausiai ieškoma internete. Po krepšinio apie Lietuvą pasaulyje dominuoja neigiamos ir sudėtingos temos. Santykiai su Rusija ir Baltarusija, problematika imigrantų per Baltarusijos sieną ir taip pat santykiai su Kinija. Latvijai ir Estijai grėsmės tos pačios, bet jų įvaizdis geresnis, ypač Estijos. Estijos atžvilgiu mes matom daugiau žinučių apie verslą, matome apie pavienės tiesiog temas, ar ne? To žinutės temos nėra tiek koncentruotos. Kad Latvija su Estija pasaulį domina ne vien dėl karo, migrantų ir sankcijų,
Aiškinama ir tuo, kad politikų pasisakymai nėra tokie griežti. Per 2 metus situacija nepagerėjo, jinai pablogėjo ir turi potencialą blogėti toliau. Jeigu Rusija nebus sustabdyta Ukrainoje, ji ne tik nenorės, veikiausiai tiesiog negalės sustoti. Anot Armalio, anksčiau priešiškoms šalims reikėjo pačioms galvoti, kaip gąsdinti visuomenės, o dabar užtenka kurstyti pačių lietuvių kūriamas baimės. Keliama viduj baimė yra dovana propagandai tiek Lukašenkai, tiek Putinui ir jau jam tai reikia, kaip čia pasakyti, prisidėti prie to žaidimo. Būtent tuo didžiausios Lietuvos įmonės aiškina ir raginimą partijoms sutarti dėl naujo tikslo – gynybai skirti 4% BVP. Saugumą kurti nebe gąsdinimais. Klausimas, kas bus kitas taikinys. Ir mes turime nepamiršti, kad mes esame labai arti to. Bet akcentuoti, ką darome, kad būtume saugesni. Reikia sutikti, kad mes kartais daug šnekam, mažai darome. Tai šią prasme mes ir siūlome gal mažiau šnekėti, o pradėti daryti. Praėjusią savaitę į Ukrainą paleista Rusijos raketa vėl įskrido į Lenkiją. Užsienio reikalų ministras interviu amerikiečių televizijai sakė, tokias raketas reikia numušti. Turime keisti poziciją ir siūsti aiškę žinę. Jei tai pasikartos, raketos ar dronai bus numušti. Patys Lenkai kalbėjo ramiau, kad raketą būtų numušę, jei būtų požymių, kad taikinys Lenkijoje. Jeigu raketos nuolaužos gali nukristi ant gyvenamųjų vietovių, tai jie tikrai to nedarys ir nedaro logiškai. Bet mes pasaulis girdi matyti Lenkijos logišką paaiškinimą ir mato mūsų ministro. Be kategoriškai. Įskrido ir kalam iš karto. Žvalgyba skelbia, kad Rusija ruošiasi ilgalaikiai konfrontacijai su vakarais, bet tai nereiškia, kad karas neišvengiamas. Panašiau į naują šaltojo karo versiją. Gedas Salyga, Tomas Galinis.